Šis video bus mėgėjiškas, bus parodyta kaip lengvai per 5 minutės išvalyti visą geležį iš jūsų baseino. Čia visi rašo, kad čia reikia žiūrėti pH, čia reikia pilti flokuliantų, marmeladų ir taip toliau. Ir niekas niekam nepadeda. Tai parodysiu, kaip paprastai per dieną padaryti krištolinį vandenį baseine. Pas man yra labai daug geležies, bet šiandien parodysiu, kaip atsakingai viską tai sutvarkyti. Pirmiausias dalykas, mums reikės galingo smėlinio filtro. Jį dėsime kamuoliukų užpildą. Naudosime kamuoliukus, o ne smėlį, dėl to, kad smėlį sulaiko iki 50 mikronų šiukšlės, kamuoliukai sulaiko iki 3. Tai reiškia, kad vanduo bus krištolinis, o smėlis tiek išvalyti nesugebės. Dabar į filtrą prikraunam iki pat viršaus kamuoliukų, kiek tai telpa, užgrūdam pilnai. Būtinai užpilame pilnai vandeniu, kad nesudegintume filtro. Pilame iki pat viršaus, būtinai noriname visą filtrą. Nes jeigu nenorinsim, tai niekas čia ir neveiks. Ir galim paleisti filtrą. Kai filtras pradėjo veikti, pats laikas pradėti su chemija. Mums reikės paprasto plūduro, reikės greito tirpimo chloro, žinoma, pačio pigiausio ir paprasčiausio. Pačio pigiausio, nes su brangiu neveikia, tik su pigiausiu veikia. Naudojame pagal instrukcijas, kiek reikia pirmam vandens apdirbimui. Tai aš ganėtinai didelę dozę dėjau. Man rodos gal 6 tabletės, nors čia yra jau gal kokiem 12 kubų vandens, nors pas mane 7 kubai. Ir paleidžiam tą plūdurą plūduriuot. Maždaug visa chemija ištirps po 2-3 valandų. Tai po 2-3 valandų, kaip matom, suveiks visa geležis, vanduo dar patamsės. Tai tuo metu mums reikia dėti multitabletės pagal instrukcijas. Maždaug po 2 valandų išrinksime visą filtrą, nes ten kamuoliukai bus sugėrę labai daug geležies. Ir vidutiniškai mums pastoviai reikia kas 2 valandas išrinkti filtrą ir ištraukti kamuoliukus. Nes backwash šitame filtre neveikia su kamuoliukais, tai veikia tik su smėliu. Todėl mums reikia viską, taip sakant, automatiškai mums išrinkti, viską praskalaut. Puikiai matote, kiek tai yra geležies juose. Juos pilnai praskalaujam. Aš jų skalbti nesiruošiu, nes tai užima laiko. Aš juos biškį vandeniu praploviau ir viskas. Dabar surinkam pilnai kamuoliukus atgal, vėl užpilam vandenį, vėl norinam filtrą ir vėl leidžiam filtrą dar kartą. Lygiai po 2 valandų mes vėl išrinksim filtrą ir vėl štai matome, koks tai yra vaizdas. Biškį jau geriau. Tai mums reikia vėl išplauti pilnai geležį šitų kamuoliukų. Išplausime pilnai ir vėl reikės mums sudėti kamuoliukus atgal. Ir varysim 3 kartą. Maždaug man su 3000 per valandą filtrų man maždaug reikėjo 5-6 kartus prafiltruoti. Tai vidutiniškai kas 2 valandas galima išrinkti kamuoliukus. Plius chemija veikia, jinai padeda. Kamuoliukai išvis pilnai išfiltruoja labai liuks vandenį. Ir štai parodysiu rezultatą po 5-6 kartų. Vanduo, patys matėt, koks buvo geltonas, o dabar viskas, skaidrus, gražus vanduo. Viskas. Kasdieną jungiu filtrą, o net ir būna nejungiu. Po kelias valandėlės pastoviai plūduriuoja pas mane multitabletės ir kas savaitę darau chloro šoką. Kažkas dar sako, oi, čia reikia kiekvieną dieną filtruoti, viską daryti. Su mano technika, kurią aš dabar naudojau, galiu parodyti. 3 savaitės buvo nenaudotas baseinas, nei filtruotas, nei chemija naudota. Ir pažiūrėkit, po 3 savaičių, kaip atrodo baseinas. Vėl įmetam chloro šoką, vėl multitabletės, pafiltruojam dieną vieną ir vėl vanduo bus kuo gražiausias ir labai liuks. Šitą techniką naudojant, jūs visą sezoną turėsite labai gražų švarų vandenį, tik aišku nepamirškit pastoviai prasisiurbti dugno. Ir va taip paprasta. Tai ačiū už dėmesį.